Daily rutin su manimi, eilinis trečiadienis, aš keliauju į Dauglas vakarėlį ir neturiu ko apsivilkti, nes dress codas mėtinė, o mėtinės atrodo Ozas neturi. Važiavau ir į Sinsėjų, kur tikrai ekstra atveju visada visko gali rasti, bet pasižiūrėkit, ką radau. Nu, ta prasme, močiutės naktiniai. Bet blogiausia tas, kad yra XS ir man teks tai pasiimti, nes nėra iš ko rinktis. Paskutinė viltis einu į New York ir ne iš tos pusės. Tokio kuriuko šortai mėtiniai. Jeigu sudėčiau šortus, tai nekokia mintis. Visai nelogiškai sugalvojo netrendinę spalvą, kurios neįmanoma rasti. Užsukam į Beršką. Mėta, kurgi tu. Max, ką radau. Iš bėdos. Stradivarius irgi nieko neturi. Negalėjo sugalvoti džinsą ar kažko panašaus, nes pilna. Kart batus raščiau. Paskutinės 2 mano viltys. Dar viena baisi suknelė naktiniai. Vis dėlto apkeičiu sidabrą įmu. Baigiu prarasti viltį, net atėjau į vaikų skyrių. Čia dažnai drabužių sau randu XS-inį. Pavyzdžiui. Ta prasme, man šakės. Ta prasme, vienintelė mėtinė. Vat, aš dabar dėl to turėsiu pirkti rankinuko. Dar kepurė yra. Taip nepataikyti, reikia talento turėti. Viskas, paskutinis įsigelbintas New Yorkas. Nėra labai gražu, bet iš bėdos. Radau gražų džempą mėtinį, bet kas būtų, jei su džempu eičiau. Matyk nieko. Tai gražus ir treningas New Yorkeris dar skonį turi. Net ir kelnes radau. Dilema. Bet man čia patinka. Niekad nesimatuoju bus reikalų. Kadangi nėra iš ko rinktis, pasiėmiau XL džempą ir baltą sijonuką. Čia per skirimuką taip seksi gal pasižiūrėtų. Ir turiu baltus kaubojiškus batus arba sidabrinius. Tuoj parodysiu, kaip su tuo sijonu atrodytų. Reikės, kad prabalsuotumėt Instagrame. Kažko prisirinkau, stoviu eilėje ir žiūriu aš filmuodama, kad atvirkščiai baigiau atsidėjau. Apsimeskim, kad nieks nepastebės. Fail. Kadangi šiandien praneša audrą, tai aš jau iškart pasidarau šlapių plaukų efektą. Jeigu pakliūsiu į lietų, atrodysiu visiems nerealiai. Sako, nėra blogo oro, yra bloga šukuosena. Dėkime auskarus, kuriuos susirinkau, manau, didieji tiks labiausiai. Jau matau, yra brokuotas, nes ne iki galo užsidaro. Tai gerai, kad čia zapaskiai įdeda tokių silikoninių kažkokių pailgų, nežinau net kaip vadinasi, ausų kištukų. Tai nepamesiu auskarų. Tada įsirinkau žiedų kelis, kad dėrėtų prie džemperio ir outfito. Kaip tik šiandien naujai nagus nusilakavau, tai pats tas Čia šitą dydį gal kokį nors ant šito piršto. Šiaip dažniausiai žiedų labai kažko nenešioju, bet jau kai nešioju, tai nešioju prie įvaizdžių, kad dėrėtų. Čia ant šito piršto tinka, šitas dar pagalvosiu kur. Šitas dažniausiai noriu visus išnaudoti. Jau kadangi pasiėmiau. Šitas visai ant šito piršto tinka, o šitas ant šito. Nežinau, ar ne per daug, bet gal ir visai nieko. Pažiūrėsiu dar. Manau, šie du nereikalingi, nes šitaip kažkaip atrodo elegantiškiau. Dantos. Tiks. Turiu likusį pusvalandį pasidažyti makijažą. Tai iš karto įsidedu, kaip visada, serumą padrėkinti odai. Opa. Tada šiek tiek CC kremuko. Tikrai nenoriu šiandien perspaust, pavargau nuo labai rimtų makijažų ir sluoksnio pudros, tai šį kartą ramiau. Šiandien rugsėjo 30 ir belia kaip karšta. O aš neturėjau nieko ką įsirinkti, įsirinkau dar džemperį plus be to. Tai, bet vakare pranašauja audrą, tai manau neprašausiu nei su šukuosena, nei su apranga. Tiek pasikontūruoju veidą ir pamaskuosiu paakius, kad neatrodyčiau labai pavargusi. Nors šiandien gal neblogai pailsėjau, atsikėliau tik 6 ryte į tinklinę treniruotę, išleidom trenerį, atsisveikinom su juo ir jis iškeliauja į Kauną, o mums dėstys dabar 2 nauji tinklinė treneriai rytinės treniruotės. Tai bus kažkas naujesnio, vėlgi naujas etapas. Tai nei anksti, nei vėlai, kada jūs atsikėlėt. Pasimatėme tai zoną, kad nesuprakaituočiau, nes nežinau, ar bus labai karšta, ar kaip tik liūtis mus
užpuls, nes visi į telefonus gavom įspėjimus, kad iš tikrųjų šiandien audra bus. Tai baisiai. Susikontroliuoju veidą, savo bulvę susimažinu, nes niekada neišeinu nosies nepasikoregavus, kaip kažkas bet ušo neišeina. Tada mėgstu užsidėti šiek tiek bronzanto, kad atrodytų skaisti oda, ne marmurinė ir matinė. Gausiu į renginį su sese. Pirmą kartą ją pasikviečiau į tokį renginį, sakau, gal bus įdomu, net neįsivaizduoju, kaip jinai atrodys. Su manim nesirašė, tai staik, mano pačiai bus, parodys, neužilgo pamatysim. Tokiu susitvarkiau, kažkas čia po langų serenadą dainuoja. Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, į tavo pradžią ir tavo pabaigą. Ai, čia dabar nusgribau, bet mokykloje kažkada šitą dainą dainavom. Tai žiauriai buvo faina. Per Volungės šventę, man atrodo, muzikos mokykloje. Įpilu vandens, galvoju pasidaryti baltą pravedimą. Tai paletė likus nuo Color Camp stovyklos. Ir čia tiesiog reikia atskiesti vandenėlių, paprastai visas spalvas ir jos labai lengvai nusipešia ir taip pat nusivalo žiauriai lengvai. Tai pasidarysim baltą pravodkę. Reikia nesuklysti, laiko klaidom neturiu. Į tavo pradžią ir tavo pabaigą. Eik, tu sako, kokia gera daina. Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti. Man atrodo, sesė atėjo baladojas. Matai, kad taip pasirodė. O kur yra? Ai, pačia. Raudonai lupytės kečupų pasdažyk. Manai, kad man reikia dar daugiau taškelio, ar ne? Gali biškį. Gerai. O jeigu įsitepsiu? Tavo problemos. O, maliavojas, lupytės, padažiau. Padažiau. Nesuprantu, ką čia darau, bet taigi čia naujausios tendencijos, ką tu nežinai. Ja. Atsilikus visai. Dabar visi tušų dažos. Waterproofas, kad audroj neištirpčiau kaip cukras. Ready? Jau kelyje. Žingsniuojam navigation, navigation. Bokšto skveras. Pause, pause. Man visada sakė, kad nežiūrėk jaunų po laiko, turi mėgautis čia ir dabar, tai pažiūrėsi piškelį po. Ką gavai? O, jetau, todėl taip sunkiai sveria. Iki kitų kartų. Ate. O Jurgita nieko nevalgy? Lūpos lyg vyšnios valgiau, aišku, kad valgiau daug valgiau. Dabar jau beveik 10.